Tai labą dieną, šiandien susitinkam iš visai kitokios vietos. Senų mašinyčių parodą. Yra į ko pažiūrėti biškį, ne? Yra kitos egzempliorių visokie. Bedford, Fodder. Belė kiek jų čia. Gal pamatysim vėliau. Pažiūrėkit, tanksą pačiuo. Čia kažkokia įdomi mašinytė, nematyt. Oh, there's a book here. Raketos imitacija. Kulkosvaidis degalui. Nu, atvažiuoja kažkaip per tankėtę kažkokį. Paratėlis. Gateris pjaun malkyt. Einam pasižiūrėti. They cut it there. O, lens pjaun. Ant garo mašinos. Reikia eiti iš arčiau pasižiūrėti. Dalis skindiš pažiūrėti. Šitas žmogus plikė labai šviečia. Kūrą pristatėm. Gaziuką galėtų duoti biškį. Kažkadas ir šitą turėtų pajungti. Ai, be 15.2 su šito apjaus. Kas norėtų pirkti šitą aparačiuko, kiek kainuoja? 3,5 štukytės. Biškį ir varikliukų galima apžiūrėti. Dizelinis varikliuks, ne per didelis. Autobusiukų. O, žiūrėk, ambulanciją atvažiuoja, kur prieš tai norėjau nufilmuoti ir nemačiau. Reikia čia atsistoti prie tos mergos elementų. O, čia ta važiuoja, kur aš prieš tai norėjau nufilmuoti. Gerai atrodo šitą. Tak neblog mums tektų, taip aš norėčiau namuose turėti, galėtume važinėti.
O. Atvažiuoja taksi ir reikia praleisti taksą. Pafilmuoja, da, Saulis irgi sugalvoja. Mašinyčių. Na ir paskutinės dvi atvažiuoja, da, didelis. Kam jis skirtas, net neįsivaizduoja. Traukiamės. Nu va ir viskas. Kur mūsų greituškė, greituškė ten stovi. Bet tai čia dar, čia kaip kokie kranai ar kažkas. Kažkokie tempimui kažkokiam skirt, nejaučiu. Ja. Einam kažkur. Traukinukai. Kas čia atvažiuoja? Raketų paleidimo mašiniuks. Spartent viskas nusibaigė mašiną. Tankėtė pasibaigė kursą. Išvažiuoja traukinuks. Visą traktoriokį ten. O, kaip greitai parlakė. Atbulinė irgi gerai veikia. Nu, pamojuosit atbulin važiuodam. O, da yra ir medžio dirbinių su kainom. Pažiūrėkim, šitas barsuk 95, meškiuks ar kas čia. Kainas irgi matos. Medžio dirbiniai. O, kažkas į autobusą lipa. Kur išvažiuojat? Į mokyklą važiuojat? Dar visokių autobusų senų. Įdomiai atrodančio. Mama atrodo į palapinį nuėjo ten. Į tą didelę baltą palapinę. Būk su mum. London Transport. Autobusiukų, medinį autobusą. Wait, that's wooden. I think so. That's metal. Yeah, wooden. No, Yeah, metal. it's wood. This is the bottom metal, and this is wood. Oh yeah, this is wood. Is it deep? How do I
Yes, we can do. Einam pafilmuoti mažų mašiniukų. Tam jos. Tai ne. Čia tokia šiaip dėl grožio, aš manau. A, jo, nu tai. Ja, čia tik tais. Kur valdym? Ne. Jos veikia, čia tokia. Kažkaip valdyms yra kitoks. Ūsą nupieštas lelytė. Užkorė. Fill it with gas. Čia dar muziką dėt, kolonėlas. O, žiūrėk, kainam, alas yra pačkų. Galvų maliuką biškį galėtų duoti. Patraukti. A kur nuėjo mūsų kit? Tiesiai? Daug žmonių. Varam prie to garą mašiną pažiūrėti. Matė kur nors? Atėjom nusipirkti ledų kainos. Dviguba 6, single 4, 5. Kainos nemažas, bet kadangi šventė, tai ir kainos didelis. Nu va, 2 ledas 7 svarų. Ai, va čia tai yra kainos. Traktoriuks mažas. Biškį gazą. Daug žmonių. Bizi. Saulis nusiteikęs gerai. Pepsė prigėris, tu kakals raudon cikanda jau kažkoks gyvačioks. Net nejaučiu. O, čigonų, žiūrėk šitas. Čigonų karavans. Reikia apžiūrėti čigonų karavaną. Čigonų ugnis nekurian, valgyti nedaro. Aina, pažiūrėti, kaip atrodo iš arčiau. Kaip čigonų angliškas gyven, va. Paukštelių prišaudėt. Nebeatrodo šviežius. Važiauks apašėt. Pečiuks, o jie taip ir žemuoja. Tokia stebų. How exciting and what a great time we're having. But if you were at the beginning of the parade, you'll know that I wanted to Čia einač didelis. Pėda mažytė. Kur nuėjo vaiką vis nemačiau. Mes tik nainam sekundę ir jie einam dabar garą mašiną pasižiūrėti. Ai va, toliai ten varom. Einam į tą pusę pažiūrėti, va tų garą mašiniukų. Ten biškį rimtesnį. Ir tokių yra. And I think not only do we want to let everybody know where Shrewsbury Valleyfield is today, I think we'd also like to pay tribute to Rosebery with our whistles, please, ladies and gents. So when I raise my hand, if we could have a tribute to Rosebery. If any of you have sensory issues, challenges, children who need headphones on, or dogs or whatever, there will be a loud noise in a O, minute. dabar garsiai. So if you're all ready, Garsiai kažkas bus. please, ladies and gentlemen, cover your ears. And No, ladies and garsa. gentlemen of your engines, our tribute to Rosebery Mills, please. That was loud, wasn't it? Va garsiai. O kažkas dar garsą bando padaryti daugiau. Ten kažkur. Thank you.
Thank you very much, everybody. And I think they know in Wolverhampton where we are. Tomorrow we'll have a go at Coventry. Žmonių masės. So just finishing our wander around the arena, we talked about Foden at the top. Biškai senų mašinukų pažiūrėti visokių. Bonnie ir Clyde. Everywhere that he goes, and it performs beautifully. It's an absolute tribute to Seans Mersas. you can see here how the layout of the whole lorry is evolving. You've got direct steering, you've got a compound, blue bed, colours back on it today, but it could easily be a drop side open like Va. 79 tūkstantėlį svarų šitas parduodams. 7,9,5 štukas šitas. 7,9,5. Brangoki, ne? Bet jų mažai yra pagaminta. Na tą brangų. Mažai atrestauruotų. Žiūrėk. O, šitas neblogas. Kaip aš atrodyčiau tarp tokio būtų cool, ne? Šitą reikia nufilmuoti. Vėlas kaip atrodo. Kiek ant spyda? 80. Trojan, čia kaip Trojan, kaip kandonų pavadinims Trojan. O, žiūrėk, yra ir iš filmuką ratai. Mašiniuks. Council. Aš šitą biškį Volgų nešu. Москвич Сенс. Морисas. Daugybė mašiniukų įdomių. O, žiūrėk, reskortėlį seną atvarę nabagėlį. Mes irgi buvo dar senesnis. Eskortuks. Tai tas patys pusė turėjo kabrioletą. Aš Saulė filmai vis pais gal nesikavoti. Čia cirka, jauč mašin kažkiek. O, čia tos pasiau medinės. Kaip šitą gerą atrestauruotą, aš jas matys keli važiuoju, tai visiškai per pūstą mašinėlą. O, čia davėtų gerą atrestauruotą. Ars biški vandens nudagims nupuvys. O, čia gerai, šitą gerą atrodo. Šitą juot gerą atrodo. That's okay, go. O, šitą tikrai vert dėmesio, čia jau prabangi. Pažiūrėkime vidų. O, čia ir taurialas yra, ir viskas. Ir šampaniuką. Tai čia turbūt tas Luxury. Like limo. padavėjas nesėdži. Kiek ant spidaką turėjom, 110 mylių. Nežinau, ar matas 110. Matas. Nu, šitą jau labai įdomi. Mašin. O, taip jin atrodo. Tikrai gražiai ir įdomi. Pardon, sens. Čia kaip iš tą filmą šerifas ir banditas buvo. Da, vienas kosminis laivas. O, biški, žiūrėk, einam arčiau kraštą. Einam biški arčiau kraštą pažiūrėti šitų. Ne, tai pasižiūrėsim tiesiog.
Taip, važiuoja Santechnik. O. Biškį gazą padavė. Da, viens. Dar visas paradžiai. Reikėtų stovų padėti. Galėtų filmuoti. Dar visą šį ratą dar apvažiuoja. Mes kažkada buvom prie paklaus, kiek kainuoja. Saka, geriau neklaus, kiek kainuoja. Saka, brangus saugusių žaislai. Jie net neparduoda turbūt. Ne, tai čia aišku nieks neparduos, bet šiaip, kad kain belekoj. Visų pirma reikia įgauti, atrestauruoti ir dar, žinai, padarčių važiuojantis, tai tik tais anglies varikliai. Vietoj lempų, pažiūrėk, žvakės statas prieki, matai? Pačiam prieki, žiūrėk, matai? Ai, nu. Na, nėra tai lempų, ten statas, matai? Taip. Įdomi. Tik čia elektros tai nėra tarp jau visiškai. O šitam biškį paršį labiau baigės variklis. Ten trakšį reikia patepti. Oi. Šitas, pavyzdžiui, labai tyliai važiuoja, ne? Va, pažiūrėk. Beveik garso nėra. Ai, nu biškį yra. Ai, čia dar gal metalną vietą išjungi. Gali būti išjungi laisvą bėgį ir ko. Blackpool. Šis iš Blackpool atvažiavęs. Na ir taip toliau ir nesibaigiančiai čia važiuos ir važiuos ir važiuos. Šits geras irgi. Žiūrėk, už šitą bėgam į kitą pusę ir praeisim. Atėjom į karuselių zonų. Šitą karuselę irgi ant gar varom. Ant anglių. Ja, su angliais užkariant, gaun garą ir gar varom. Bet tau pamatys irgi variklį, to iškart ir bus, žinai, švilpuk, pyp, pyp. Va, matai, žiūrėk, garo variklis yra viduj. Yra ir garo variklis. Trys svarė 50 pasisukt su gerą muziką. Karuselė pradėjo suktis. Su garo variklis. Ten jau matas biškai. Aparačiuks ir kad junginėtų garo variklis. Kipras jau nebepaleidž, jau laiką nebepaleidž. Kipras, one way.
Liep su kažkuo važiuoji kart. Liepa, tu turi passenger. Nu, šitas su karuselė. Aparačiuks. Biškai kažkas sugedo, reikia paremontuoti. Ai, biškai ugnies. Gazą biškai reikia duoti. Tarararai. Bums. А чи його платиться, та чи є? Nu va, ir viskas, ir taip ir baigės mūsų kelionė šiandien. Tai pakeliavom, pasižiūrėjom biškį tą Steam Rally vadinas, pasivaikščiam, pasibuvom ir grįžom namo. Tai iš viso sumokėjom dabar už tą Steam Rally, kiek mes sumokėjom, tai buvo 2 suaugę ir 2 vaikai. Tai iš viso 38 svarų kainavo. Tai va, tiek žinių, tuo ir užbaigsim mūsų šiandienos kitokį video, ne iš darbo. Čiau!